Sveiki, aš Tomas Ragauskas, šiandien sveikinuosi su jumis iš pajūrio. Čia susirinko visa mūsų maisto klubo komanda, gaminsim skanę, nuostabią žuvienę, taigi pradėsim nuo krevečių aprūkinimo. Pasiėmiau skardinę, joje pasidarysiu šiek tiek daugiau skylių, kad oras kvėpuotų. Pridėsiu žarijų iš laužo. Šiek tiek pjuvenų. Susismeigsiu savo krevetės ant iešmelių. Krevetės žuvieniai naudokit būtinai su lukštais, su galvom. Visą tai paskui nuimsite, bet krevetės lukštas ir galva suteikia labai daug skonio ir aromato. Nereikia dėti jokių žuvies sultinių, tai gyva, tai duos pati krevetė jums tą skonį. Kad tai būtų tikroji rūkykla, sudrėkinam, uždengiam ir paliekam. Dabar pasiruošim daržovės. Tai pirmiausiai šviežios bulvės, metu jos tiesiai į laužą. Česnakai. Česnakų nelupam nieko, tai gamta, tai paprasta. Dedam taip pat į laužą. Jisai suminkštės, išskirs savo sultis. Nusiskutam morkas, nusilpam svogūnus. Svogūną naudoju ir mėlyną, ir baltą. Jie kiekvienas turi skirtingus skonius. Daržovės pjaustom labai stambiais gabalais, kad jos atiduotų tinkamą skonį, nesudegtų. Juolab čia ugnies kontroliuoti ir liepsnos sumažinti arba padidinti tikrai negalim. Taip reikia, kad viskas nesudegtų ir turėtų savo skonį. Tas pats ir su morkom. Pjaustom pakankamai stambiai. Čia turiu aliejaus ir sviesto mišinį. Daržovės su šiek tiek smėlio prieskoniu. Prie jūros tai normalu. Pats česnakas. Gniaužam, smaigom. Kaip minėjau, lupti nebūtina. Tai yra žuvienė virta lauke. Varsalieras. Irgi taip pat stambiais gabalais. Baltas vynas. Pilam vandens. Karpis mūsų virtuvėje turėtų būti pakankamai įprastas. Man jisai labai patinka lauže keptas. Tai yra antiek sultinga žuvis, todėl šį kartą aš nusprendžiau ją naudoti žuvieniai. Tai karpis. Pakankamai nemažai žolelių. Irgi kapojam stambiai, tam, kad jaustųsi skonis, aromatas. Dedam midijas. Jos taip pat duos to jūros aromato ir skonio. Kaip visada mums reikia žaliosios citrinos, kai verdam žuvienę. Tik šį kartą mes ją maunam ant iešmo ir lygiai taip pat pakepam, kad atskleistų sultis, taigi vyšniniai pomidorai. Juos reikėtų dėti beveik baigiant virti žuvienę, kad visiškai neištyštų, tiesiog sušiltų ir suminkštėtų. Taip pat, žinoma, druskos ir pipirų. Druskos gan gausiai, sakyčiau, nepagailėkit, todėl kad žuvienė turi būti sodraus skonio. Dažnai mėgstami žuvienę mirkyti duoną ir valgyti, tai šį kartą aš jums sugalvojau kitokį variantą duonos. Nežinau, ar kas iš vaikystės prisimenat, aš prisimenu puikiai, kai kepdavom tešlą ant pagalio lauže. Pasidariau tešlos, tiesiog kiaušinis, miltai ir vanduo. Vis mirkau į tešlą pagalį ir kepu. Ai, koks aromatas. Bet kaip ir minėjau, dedu su visais lukštais ir galvom,
kad suteiktų dar papildomo skonio. Jos dabar turi ir labai skanų dūmelio kvapą. Puikiai, karališka žuvienė ant laužo. Tešlos kepimas į pabaigą. Pažiūrėkit, kaip gražiai apskrudus. Paskutinis akcentas turėtų būti anglies įmetimas į žuvienę, bet šį kartą tai bus lauže keptos bulvės, kurios taip pat suteiks papildomo skonio. Žaliosios citrinos taip pat iškepę, pažiūrėkit, sultis pačios bėga iš jų. Pilam žuvienę. Žaliosios citrinos. Žiūrėkit, sultis bėga pačios. Tešla. Labai panašu į pitą, bet gerokai kitaip. Mirkom. Skanaujam, skanaus.